Taigi, šiandien... Pasitikrinam garsą, ne? Šiandien Dovydas Rimkus ką valgo? Čia mano patiekaliukas, čia 50 gramų avižų, varškės, bananas, šaldytos šilauogės, riešutų sviesto milteliai. Pats gamini? Jo. Vis laiką pats gamini? Stengiuosi dabar, kai varžybom ruošiuosi visada pats, nes dabar su to, man to valymu, jeigu jau kokioj kaviniai pavalau, jau toks vos ne kaip nerimukas, kad čia dar norisi dar gal kažką, dar kažką, ir taip prisisakai. O čia kaip pats, tai man labai lengva, labai viską rašausi į programėlę ir man viskas labai super. Visą laiką turėdavai problemų su svoriu, tai gal tas ir padeda turbūt programėlę, ne? Jo, va čia pastaruoju metu kokie 3 metai su to svoriu tikrai yra to tokio kankinimuose. Ir toks man, kai kas nors pasako, tipo, ar norim Kenzo meti svorį, ne? Sakau, visada. Bet klausyk, tu, kaip pamenu, aš tave jaunesnį, aišku, lyg tais buvai, turėdavai problemų su svoriu. Tai seniau turėdavau su alergija, žinai, ir man ten visada nuo to saldumynų ten pasirodo, dabar pradėjau domėtis, niekur nebuvau šnekėjęs, čia tik tai su mama, bet pasirodo, aš nuo pat gimimo apžioras toks būdavau, aš mamai tos pabus, sakė taip žiaumodavau, ten sako, kad, tipo, jai ant tiek būdavo, jie ištinė ten tos, kad sako, tokio, sako, seselė, sako, tokio vaiko dar nemačiusio, sako, čia, sako, jam jį atplėšti jau sunku, žinai, ten. Ne, bet buvo net šonkulį, man atrodo, nuo to, tipo, kažkaip net nes mama, kai, tipo, manęs laukėsi, labai daug irgi valgydavo saldumynų ar kažko, ir tipo, tas galbūt persidavė, nežinau. Ok, nes būdamas 16-17 tu labai už mažą svorį kovodavai. Jo, aš įpušiam 7, tai net nebūdavo, žinai, būdavo biudžetas tam tikras, žinai, tų pinigų nebūdavo normaliai. Ten kokius 3 eurus turi, žinai, va, iš tėvų gauni, ir tą biudžetą pasiskaitai, nori ant sausainių, atsimenu, su draugeliu patreniruotės, va, ten abudu turim, likę nuo pietų, žinai, 5 centų. Trefkė ten baigėsi 7:30, malamės po tą iki, ar net kokią pratuvę, kol 8, tada gausis nuolaidą bandelėm, žinai, ir tada pasiūlė, žinai, arba susimetam ant sausainių kokį varų. Klausyk, o pradėjai dinraltę sportuoti, ne? Aha. Pati pirma sporto šaka buvo? Jo, pas Stabiliauską, po to Dainius pasimė iš Stabiliausko grupės vaikų. Ką prisimeni apie savo pirmasis treniruotės? Kad atsimenu, šiaip daug visokių dalykų, atsimenu, kad toksai nebuvo tas kolektyvas toks pats ir tuo metu toksai, žinai, pats šilčiausias, žinai, tokie vis tiek labiau visi link moroziškumo tokio, žinai, bet labai mane žavėjo tas, atrodė, tas toks, kad visi kiti kieti tokie, o aš dar toks, žinai, va, toks linkmeniškos tokios jėlos, bet irgi norintis būti, va, tikrai toks, va, vyriškumo tokį stereotipą pažiūrėjęs ir, įsivaizdavau, kad va, čia yra vyriška, žinai, va, čia jie yra kieti, va, tokie, žinai, va. Klausyk, aš gerai atsimenu ir aš blogai atsimenu, kad buvo renginiai, kaip jie vadinasi, Dainius jos organizavo. Fighters Road, ten viskai. Ne, King of Vacation. Tai jau čia biški vėliau. Tau teko dalyvauti tenai? Teko likti? Jo, yra tekę. Tai klausyk, tu taisyklėm kovoji mėgėjose? Ne, tuose ne, bet kai King of the Cage būdavo tie tokie įvadiniai, tai teko už kickboxą ten pakovoti. Tokie, kur būna, žinai, kaip tipo, kai buvo, kad... Klausyk, aš blogai atsimenu, kad tave mačiau kovojant, ar blogai atsimenu? Aš tikrai, man atrodo, mačiau. Yra buvę, bet aš buvau tenais Tauris Cup ar kažkas tokio ten. Va, tenai turbūt turiu atsimenu. Tauragiai. Aha. O tai klausyk, o tu treniravais visą laiką mišriai tuo metu, ar vis tiek labiau kickboksininkas? Visiškai kaip kickboksininkas ir man sako, tipo, va, čia yra priešininkas, kur sako, tu ramiai čia, sako, laimėsi, sako, čia viskas gerai, aptaškuosi, čia nėra ką čia tavimiai, bet labai norėjo jis mane pakišti pats treneriuką, žinai. Kad čia, va, jau čia, tipo, pradeda, žinai, Rimkenzo, Dovydas, sako, dar nebuvo Rimkenzo, bet sako, va, čia jau jis pradeda čia pasikelinė, čia tos perės, jau čia, sako, aš nesukalbamas, jau, žinai, pats norėjo, tipo, kažkaip, man keista, nes tikrai, va, Dainius taip mėgsta, kad savo auklėtinius nežiūrėt, kad, tipo, apylygus priešinką, o prieš bet ką, tipo, leis, žinai, ir taip.
to va aš nelabai suprantu, žinai, ir tada nulėkiu ir po to perklausinėjau įrašą, sako, nu, beveik niekas nenorėjo su šitų kovoti priešininku, sako, va, šis jaunuolis Dovydas Rimkus, sako, man, kad sutiko, nes aš irgi atlėkiau, galvau, nu, ką čia, visada svajo, nu, žinai, mėgdavau į svatus lėkti ir viską, būdavau pirmose kovose, žinai, žemas svoris, viską, bet labai norėdavau ten, tipo, kai, tipo, visą susirinkę ir žiūri, ieškau savo kovos. Ieškau, nėra prieš paskutinę, ir ten vos netok, wow, ką, ir priešinko net fotkelės nėra. Po to pasižiūriu, yra, ir žiūriu, apšilinėjo, vos ne pusę valandą šokinėjo su šokdinė. Aš ten 2 minutės pašokinėjau, net man užkerta kojas, nebegaliu. Nu jo, galvoju. Kur aš čia pakliuvau? Ausis nulankstytos, aš dar toks, dar ant krūtinės nei vieno plauko, ne, tas jau visas apžėlės, jau tas sudėjimas tokio grinai jau. Tai imtynininkas bazinis buvo, ne? Jo. Aš nesupratau. Taip, žinai, kažką šokinėjau, biškį taškavau, tik tai į tas kojas. O, ten kažką nusikeikau ir bandžiau, ten kažką rankos nepratusios, iškart bandžiau dar laikytis. Užsipompavo rankos, pasileidau, alkūnių tik gavau ir nutraukė. Nu, nes, tipo, aš net nežinau, ką man va taip tos kojos, kai tarakonas apversta, žinai. Na, MMA sportas visai kitas sportas, tu jam turi ruoštis. Tai 100%. Klausai, kalbant apie pasiruošimus, pas tai laukia revanšinė kova. Ir visą laiką yra taip, kad, nu, tos revanšinės treniruočių stovyklos yra sunkesnės negu paprastos. Nes atrodo, nu, paprastai tu kovai ruošiesi, atiduodi viską, ką tu gali atiduoti. O čia reikia sugalvoti, ką dar atiduoti papildomai. Kaip skiriasi tavo pasiruošimo stovykla nuo pirmosios kovos? Man šiuo metu dar labiau patinka iš tikrųjų, nes praeitoj kovoje susidariau tokį, žinai, kaip būna su kiekviena kova, dabar aš labai daug perėjau, žinai, su, pavyzdžiui, nu, Dilšio kovai, pavyzdžiui, kai kovojau, žinai, žinau, kad čia tas spaudimas viską, bet aš toks jau kaip, nu, viduj negyvas, žinai, nu, nenorėdamas kovoti, nežinau, aš save po to pralaimėjimo pirmą, žinai, tai man buvo žiauriai sunku vėl savim patikėti, vėl ten viską. Po pralaimėjimo Dirkščiui? Ne, po pralaimėjimo tenais tam Rusui. One. Ten buvo, žinai, 8 pergalės iš eilės, dar One pergalė, žinai. Ir nu tas toksai vinstrykas ten tų 3 ar 2 metų, žinai, nu ten tiesiog įspūdingai viskas gaunasi ir toksai džiaugiasi ir po to ten prasidėjo ten visokios nesąmonės ir tada, žinai, bam tas pralaimėjimas. Ir va, toks visas palūžau, išlėkiau ten į Tailandą, vis tiek ten apsėdinėjau, žinai, nes tas tik vienintelis dalykas, kai aš apsėdinėdavau, aš jausdavau tą, nu, tipo, nusiramindavau tuo metu, žinai, pabėgdavau nuo savo gyvenimo problemą, apie nieko kitą negalvojau. Tai jausdavai nerimą pastojo. Jo, visą laiką. Ir įsivaizduok, ir čia ir tą savęs griaužimą, kad aš čia gal nereikėjo sutiko, dar visokios nesąmonės, žinai, ir kad čia aš tada nesugebu to. Ir visada blogose mintyse, žinai, visus kaltinę aplinkui, žinai, oi, čia tas nori, čia visi nori blogo, ir toks aukos būsenai. Ir po to, žinai, sutikom tą kovą, nes sako, va, čia visi norėsiu, nes labai norėjau dėl žmonių, žinai, nu galvau, lemba, aš čia su gerais tenais tikrai kaluosi, tipo, sparinguojuosi, viskas gerai sekasi. Bet grįžau ir ten ir ką ten norėjau pasakyti. Ir toks, ir va dabar, nu jo, čia biškai išsiplečiu ir noriu pasakyti, kad labai pradėjau žiūrėti į tą psichologinį ir kiek į įpročių savo tuos šiai, pavyzdžiui, kovai. Tada buvo taip, ne, o po to prieš Misiūną kovoja, ne, tai aš labai norėjau visus savo, kaip sako, sudeginti valtis, ne, kad nebūtų jokios išeities kitur. Ten, pavyzdžiui, žiauriai treniravaus tenais visus, kad jį kirs, žinai, tenais labai stipriai ant jėgos tenais ir ant, nu, ten taktiką turėjau ten eiti į priekį labai stipriai, nuleidęs ten rankas, nesvarbu, kad ir kiek prasleičiau jį tiesiog laužti per tą, žinai, per jėgą, per mušimą, per viską ir ta prasme, nu, tiesiog perdegiau, žinai, aš žinau, kad va, jis pas mano visus trenerius, pas kuriuos aš esu ruošėsi, čia Kaune kažkur netoli lakstu ten, žinai, o aš vis tiek dar nebuvau pilnai susidirbęs su savo naujų trenerių, žinai, ir toksai visą laiką spaudimas, po to susilažinau iš savo visų santupų su draugu, tokiu, žinai, kad tipo tikrai laimėsiu, žinai. Iš visų santupų. Jo. Ten tuo metu buvo apie 2000, žinai, ir aš kovoju, prasleidžiu, tikrai negausiu, tikrai aš laimėsiu, tai, žinai, ir visą laiką tokio įtampai tenais, nu, ir ten.
Ir, žinai, ir vis tiek tas toksai ego yra, kad, tipo, va, čia Vonegau su didžiausiais vardais ir čia dabar prieš Misiūną, kur nuo 18 pradėjo sportuoti, galiu gauti neįmanoma, tipo, žinai, ir, tipo, spaudai, palūžau ir tada iš viso jau ten nenorėjau keltis iš lovų, ten vėl apsėdimai prasidėjo, vėl iki 9-5 šokų. Ir po to, va, dar, va, kai atėjo tada kita kova buvo su Jonu ir irgi, žinau, blemba, galvojau, tikrai, tas priešininkas, va, čia, kai buvo kova prieš šito brolėsi ir taip gerai pasirodė, jis, tipo, su charakteriu viską, ir tada aš supratau, kad, blemba, reikia susijimti ir reikia mėgautis procesu ir, tiesiog arba tu, va, pasimi ir darai kažką tokio, kad, ir kažką darai tokio, kad kelti savo tą pasitikėjimą savim ir kad dar niekas neprarasta ir susitaikai su tuo, kad, taip jau pralaimėjai viskas, jau, nebesigriauž dėl to, žinai, ten visko būna gyvenime, žinai, ir galbūt pradėjau biški kitaip į viską žiūrėti, kaip tik dėkoti, žinai, kiekvieną rytą atsikėlus už tai, kad tokios galimybės buvo, kad, žinai, va, čia, tipo, gavau ir pamokų, žinai, seniau visada, oi, čia man matchmakeris, čia taip, čia man vadybininkas pakišo čia man blogo nori tas, čia čia tas mane, o dabar važiuoju labai dėkingas, va, ir Dirkščiui, žinai, kad, va, parodė man irgi daug dalykų, va, išmokau iš tos, kad ir kaip ir Misiūnui, kad, va, po tos kovos visai kitaip pradėjau žiūrėti, žinai, ir, va, pavyzdžiui, prieš savo kovą prieš tą Joną Montvilą, ne, aš jau ir žinau, buvau susitaikęs, kad jeigu jau pralaimėsiu, tai pralaimėsiu, žinai, nes, pavyzdžiui, irgi matėsi, kad jeigu aš, pavyzdžiui, lipu, matau užsidengęsi ir net nebandau, žinai, kirsti ar kažką, o stengiuosi ieškoti dar toliau skilių ir visais tais 3 aukštais dirbti ir būti šiame momente, žinai, kaip ir sako tenais ir Bruce Lee ir visi kiti, ir labai daug stoicizmo klausau, turiu ten savo tokias ryto rutinėlės ir taip kiekvieną kartą dabar va stengiuosi būti šiuo momentu, ramus, save raminti, visą laiką raminti, ne tai, kad, žinai, kaip sako, oi, tu čia turi, būti, nori sudraskyti, užmušti, aš jau buvau tam emocijos. Gerai, Dovydai, bet neatsakai mano pagrindinį klausimą, kaip pats pasiruošimas skiriasi? Atsiprašau, tai pasiruošimas dabar va stengiuosi į visus dalykus daryti ir dar daryti papildomai, atidirbinėjau ten savo kombinacijas, kurios man patinka dar, va. Priruoštukus kažkokius, tai? Jo, paruoštukus, va, kiekvieną jau vieną smūgį drilinu apie pusę metų ir jau po truputį pavyksta realizuoti. Ir ką žinau, ir šiaip mėgaujuosi pačiu procesu, žinai, aš nežiūriu, kad čia, oi, žiauriai sunku, labai blogai kažką, bet, va, pradedu save, žinai, užsirašinėjau, kada, va, pavyzdžiui, šūdinai treniruotėse ir dėl ko. Pavyzdžiui, vieną dieną apsėdžiau šūdant visokių ten nesveiko maisto ir taip. Ir jau, blemba, žiūriu, kad nuo 50 kilų mergaitės, blemba, prasileidžiu, žinai, jau ten vos pajudu, žinai, jau ten man bloga. Kitą dieną ten, pavyzdžiui, visiškai nevalgęs, arba kitą dieną ten sveikai maitinėsis ir, pavyzdžiui, vieną dieną nepamiegojęs pietų, išsiblaškęs toks visas, tenais visokiais viršų reikaliukais, ar dar su kažkuo, ar tenais su kokia draugė susipykęs, dar kažką, ir irgi kažkoks neišklausai kombinacijų, irgi prasileidai ten vada. Ir tada taip žiūri, o tą kitą dieną, va, pavyzdžiui, tenais ar kažką per daug permiegojęs, ar dar kažką. Ir taip žiūri, kad, visaip save bandai analizuoti ir ką man reikia gyvenime, kaip dėliotis, kad aš būčiau geriausio formoje treniruotėse, žinai, ir kada miegot, kaip ką, ir va dabar į tuos dalykus, ką aš galiu šiandien padaryti, žinai, aš koncentruojuosi ir ten, pavyzdžiui, gerai, šiandien, va, nepavyko man gerai susprogti, ir aš savęs negriaužiu, kitą dieną, va, jau stengiuosi pažiūrėti, pasirašyti, dėl ko man nepavyko. Bet klausyk, aš taip susidarau nuomonę, pas tai viskas tokiom bangom, taip? Jo, aš jį banguoju, yra to bangavimo, žinai, kaip irgi daug kas sako, o tu čia išlipai iš tų depresijų, visų nesąmonių, savęs graužimų, bet čia yra tas toksai, kaip ir sako, o, numetį svorio, tai jau tu čia viskas, galėjau vėl valgyti visas ir tu negali, tu turi, žinai, gali vieną dieną, tipo, per savaitę, žinai. Bet tu vis tiek turi tą visą, ne tai, kad pakeist kaip seniau, aš visada žiūrėdavau, greičiau baigsis tos varžybos, kad prisėst. Tai va, mano dabar svajonė, kai baigsis varžybos, kad aš toliau išlikčiau savo tame ritme, savo toje... Klausyk, paminėjai depresiją, tu sirgai depresiją? Aš bent jau taip galvoju, man visos tos žymės taip atrodo, kad norėdavau ant tiek tos, su tuo maistu, man, žinai, nuo tų metimų svorio visko, kad aš apie nieką kitą negalėdavau galvoti, vien blogos mintis ir tiesiog jau... Bet tai nerimas gali būti irgi, ar tai būtinai depresija? Ar tu lankėsi pas psichologą, tai eidavau jo pusę metų maždaug.
Bet klausyk, antidepresantų neteko vartoti jokių, ne? Ačiū Dievui. Bet buvo jau minčių net užsidaryti ten į stacionarą, nes įsivaizduok, visą laiką tau galvoja tik tais maistas. Toks patiekalas, įsivaizduok, nubėgi į parduotuvę ar tenais tą, būtent ten tą negali, suvalgai viską, suvalgai tą ir tau ateina kaip naujas kvestas, žinai, kaip žaidimuose. Tu iš karto kitas patiekalas. Tu žinai, kad tu jau savęs merki, bet tu bėgi. Tada, ir žinai, kiti sako, tai ką tu čia, eik, tu 9, tai dar tu normaliai atrodai ir dar gauni iš kokių merginų dar žinučių, oi, blemba, kaip gerai atrodai, pilnesnis, man tai toks dar gražesnis, kol tu, žiūrėk, nedervok, nes man nepatinka, savo, žinai, nepatinka, žinai, kai 7 suardai ryškus, toks greitas, viską, o tu jau už tos 8, 6, 9, kai siriuošiau ant tų kojų nepašokinėjai, toks duslus ir... Ne, nepatinka labai. O dabar, kai aš dabar vaikštau, šiam pasirašymui pavykdavo išlaikyti 8, 7, 7. Taip biškai šalioja, 8, 2, po to tą ir tipo... Ir dabar ačiū Dievui, išmokau save susirinkti, kad ir kokių dienų visada būna ir žinau, kad dar bus, jau supratau, jau priemu save toks, koks esu, žinai, kad tipo būna kartais. Ir man labai padeda, kad pažinau, kad pamiegot pietų miego ir biškai atsirestauruoja, žinai, visas tas. Ir dabar labiausiai į poilsį koncentraciją ir kai poilsis būna, mano galvelė tokia tada ramesnė ir tada aš galiu ramiau dėliotis darbus, planuojasi kiekvieną vakarą, sekančią dieną ir taip toliau. Tai. Klausyk, žinoma, kad Ultimate projektas yra tavo vadybininko projektas, taip? Kaip jis kilo jo idėja? Tai būtent reikėjo kovos su Dirkšiu ir tai pakeliui gavosi. Tiesiog toks įdomus klausimas. Ar tai buvo planuota jau anksčiau daryti tą projektą? Buvo taip, kad aš buvau tada... Tai jis man kaip ir suderino kelionį į Tailandą, norėdamas tipo, įkvėpti mane ir ten tipo, išlaipinti iš to tokio liūno mano to visą laiką savęs graužimo ir taip toliau, sako, prasiblaškysi, daugiau pamirš, nes aš jau nebenorėjau, žinai, sportuoti visiškai, žinai, po to pralaimėjimo dar Vuonę, kai turėjau, taip, žinai, visiškai savim nebetikėjau ir kas. Ir gavosi taip, kad sako, varom, sako, suderinsiu, tau čia niekas nekainuos, čia tas, taip, ir pakeliausi ir viską, žinai, aš nesau net, aš, tipo, man ir aš bijodavau tiesiog, nes kartais pavykdavo porą dienų pasilaikyti mitybos ir aš būdavau pats laimingiausias, kai man neleisdavo į galvą mintis apie maistą, žinai, ir tada pats nusiraudavau. Ir man, tipo, aš bijodavau net iš namų ten ar pas kažką nakvot ar kažką, kad aš neprisivaikščiau, žinai, ir man ta kelionė, tai galvau, išgydys man viską, žinai, ir tada toj kelionė, ir tada Viktoras su Top Sportu, žinai, kartu pradėjom bendradarbiauti ir sako, tipo, o kodėl nepadarius, tipo, turnyro, žinai, ir čia, tipo, pagalvojom, galvoju vieną tokį, žinai, ir sako, čia ką čia sumąstyti, su kuo čia sukovot, ir čia Viktorui ten per žmonės kažkas visi labai norėjo, kad, Dirksti kažkas norėtų, ir čia dar tokį. Ir sako, pabandom ir bam, pavyko turnyras, visiems patiko, ir sako, Top Sportas sako, kodėl nepadarom ilgalaikį, grandiozinį kokį nors projektą. Ir Viktoras pagalvojo, kodėl ne, ir man sako, irgi sako, pasižiūrėk, sako, iš kitos pusės, sako, tu pralaimėjai gerai, tipo, visi, sako, būna pralaimėjo, arba gyvenime visokių būna dalykų, žinai, ir sako, bet pasižiūrėk, tu čia, sako, esi, kaip, sako, padėjai gimti naujam turnyrui viską, pasižiūrėk iš šitos pusės ir taip toliau, žinai. Bet man tuo metu tikrai ne tas buvo galva ir toks buvau savęs gailesti. Atsimenu, po to pralaimėjimo nulėkiau į kaimą, gal užsidarysiu, nieko nematyti. Ir savo bėgioju, sportuoju, žinai, su tėčiu būnu. Ir taip, žinai, po biškės, ir vis tiek, žinai, tipo, matau, iš kaimuko tenais, visiškai atrodo, kur ten net interneto negaudu, žinai, ten jau tokiam aš atsiribojime buvau. Ir vis tiek, žinai, sutikau ten, kur vaikystėje ten žaisdavom kieme, žinai, bet jau ten... Tas bičiukas irgi, atrodo, neturi Facebooko, žinai. Ir jis, įsivaizduok, man sako, kaip čia tave papirko, sako Dirkstys.
tu galvoji, nu visur, žinai, tau vis užmeta. Bet šiaip iš tikrųjų, va tas viskas nuo to požiūrio ir viskas galvoji. Na čia tokie jau tų socialinių tinklų. Jo, ir, pavyzdžiui, nori atsipalaiduot, guli ten tą TikTok ar kažką, žiūris save matai ten iš tos kovos, žinai, bet čia toks, žinai, labai susireikšminimas toks, žinai, ego tas paties, nes, nu, tipo. Na ir tu labai jaunas, labai greitai viską gavai. Jo, kitas labai faktas, nes, pavyzdžiui, įsivaizduok, buvo momentas, kad, tipo, įsivaizduok, aš su draugu ten nešiojam ten po 2-5 eurus kėdės po treniruočių, žinai, ten, pavyzdžiui, kitokiem pasikalbėjimam, žinai, ir visokius tokius darbelius darom, ten kokiam sandėlyje padirbam, žinai, ir va tiesiog svajojam kovoti ten kokiose lygose, bats po metų jau žiūriu, įsivaizduok, po metų aš jau kaip pagrindinis svečias, tipo, nu, pasikalbėjimus tuos lėkiu, aš ten šnekėt. Bam, 400 000 peržiūrų dar. Va taip, tiesiog sprogdina. Ir ten, pavyzdžiui, kovo turėjau su Pultaražinsko nekiukiai. Po kovos ten kažką paprikolinau, jau čia toks jau ten tų pergalių, čia tipo, aš čia noriu kovoti tik su Grigorianu Maratu ir ten visais tais vardais. Bet po metų, One, sverimuose ir ten COVID testus daromės ir Maratas sėdi, žiūriu. Nuėjom pajokau, sako, Viktoras, aš einu pasakyti, kad tu čia taip sakai. Ne, sakau, nu gerai, sako, no problem, anytime, sako. Taip, žinai, ir, nu, tipo, ką? Ir taip, kažkada, nu, tipo, ir tas Vonas irgi taip iššoko, taip kosmiškai, nu, taip viskas greitai, taip, tas, taip, žinai. Ir net nesupranti, nu, tai, žinai, spirgas, pavyzdžiui, dar tada, kai to įėjimas buvo mano tas su imperatoriu, žinai. Ir aš, tipo, tuo metu dar pas mamą gyvenau. Ir, tipo, įsivaizduok ten, imperatorius įėjimas, ten visi atsistoja su tom kamerom, su rageliais filmuoja, ten, wow, rimkės, žinai, šiandien, ten klubose, reikia girdi, ten skanduoja tavo vardą. Bet, o tu grįžti namo vėl pas mamą, nu, dodai, tai kaip, susitvarkysi kambarį ar ne? Ir nu toks įsivaizduok, toks nukrinai, kaip pasijaučiu, kaip pas kokį narkomaną, galvoju, to viskas ten spirga, dopaminas, taip, tu toks ten jauties, toks visas, wow, čia tave garbina, myli, tave čia, o po to tu praeina savaitę ir tu vėl, tipo, turi tą rutinę, vėl tas refkės, vėl viskas gerai, žinai, tai tikrai gali išprotėti. Gerai, Dovydai, tai klausimas toks sekantis, jis natūraliai kilta dėl to, kad Utmoje daug jaunų gerų kovotojų, taip, labai būtų sunku visų vardus pavardę išvardinti, bet vardėjus pavardėjom, bet visi yra 5-6 labai perspektyvūs jauni kovotojai, kurie yra turbūt amžiaus tokio, kokio pas tave vat, atėjo ta visa šlovė. Ir jeigu jiem galimai, vat, nu, išpopuliarėtų jas tagai iki tavo lygio, tuometinio ar dabartinio, kokį tu patarimą duotum jiem? O va, geras klausimas, tai aš norėčiau patarimą tokį duoti, kad... Kaip susitvarkyti su tavo šlovės banga, jeigu jinai ateis? Tuo metu va būdavo sunku tikrai, nes tikrai ir tuo metu visai nevaldydavau savo ir to va, tipo, ir pas tas mergas liekdavau tenais ir viską išbalansuodavo mane. Ir šiaip, ką žinau, stengtis daugiau va, stoicizmų pasidomėti ir aš nebuvau dar atradęs tų tokių asmenybių, kurios įkvepia siekti ne tų trumpalaikių malonumų, o tų ilgalaikių, žinai, va, pavyzdžiui, kaip va, tas stoicizmas, va, ir visokie tenais tie filosofai, va, pavyzdžiui, Marko Aurelijaus knygą nusipirkęs esu pats savo, kur jisai rašo, ir tai padėjo, va, pavyzdžiui, man prieš kovą tikrai jaudinaus daug paskutinę, ir aš taip skaitau, ir tipo, kaip jis ten labai pabrėžė ir labai dažnai akcentuoja, kad, nu, kad visi mes esame labai mažyčiai šiame pasaulyje, žinai, o kartais taip atrodo, tas ego išsipučia, kad čia, oi, čia aš toks svarbus, čia, oi, čia mano tos problema arba pergalė, čia man viskas gyvenime, o iš tikrųjų tiesiog per dieną tiek įvyksta dalykų, žinai, ir kad, nu, nusiraminti ir tiesiog pasimėgauti, pasidžiaugti, bet nesureikšminti to ir kuo toliau neimti per daug į širdį, žinai, kad pasimėgauti to akimirką, jo, šiandien, kad suprasti, kad jo, šiandien galbūt aš esu ten tas, kur dievina, o kitą dieną bus kitas. Nieko baisaus, žinai. Ten seniau aš irgi apsikrau, o blemba, čia tenais belė kiek peržiūrėjau, o kitą dieną jau mažiau peržiūrėjau, ką čia daryti, gal kažką paprikolinti, gal čia kažkur kažką pastumti, gal su ten pusnogiam mažytėm nulėkti, gal čia tą padarinti. Bet iš tikrųjų leisti viskam eiti savo jėga, daryti tai, ką
ką mėgsti ir tiesiog atsiminti tai, kad, nu, tipo, jeigu ir pralaimėsi, žinai, man visada keldavo į galvą ten treneriai ir kiti, jeigu čia pralaimėsi, tiesiog, va, čia viskas, niekam neįdomus, būsi klaunas ir taip toliau, nu, nes tikrai man tas žodis klaunas būdavo labai labai toksai įžydžiantis, žinai, o dabar, nu, tipo, gerai, klaunas kažkam, mėgstamas kovotojas, kažkam dar kažko, žinai, nu, tipo, aš jau tiek gyvenime pamačiau ir tiek visokių, tipo, įsivaizduok, į užsienį, ten aš buvau į Angliją porą kartų kovojo, žinai, ir sako, ir žinodavau, kad, tipo, visada, jeigu užsienietis atlėkia į kitą šalį, tai dažniausiai, žinai, būna ar tenais nušvilpimas, ar niekada nepalaikoma, žinai. Bet aš, kadangi visada galvoju, kad po kuo daugiau savęs duot, nu, tipo, ne kiek, tipo, kiek aš gausiu iš to turnyrų, žinau, kad tenais, nu, aš gaunu 100 PM, ne už kovą, oi, ten kiti sakytų, oi, čia lempa, čia tokius pinigus, čia per dieną gali strojkis ir taip toliau, bet ten tas, kaip mane pasitikdavo, ten pats tos organizacijos mini įkūrėjas, pats su mašina mane paveža, ten sako, gal norit kažką pamatyti, kažką pavalgyti, dieną pinigų duoda, čia skaniausias ir čia tas, dažnai toks šiltas ir man tada galvoju, gal būtų fainai įėjimų padaryti kokiu, tai matricos padariau, tenais ten ta žmonės, ten, o, kas čia vyksta, net prieš jų tenais jų tos vietinius kovodamas, mane ten jie, tipo, šaukė, blojo, davė, ten 2 kartus laimėjau, žinai, ir po to lėkiau į klubą, įsivaizduok, klube pirmą kartą gyvenime patyriau tą, žinai, kaip roko žvaigždės, kad, tipo, ant rankų nešioja, taip, klube Anglijoje, ir, tipo, užsieniečiai, ne tai, kad, wow, toksai išprotėjimas, galima sakyti, wow, ir, tipo, nu, ką tu, tipo, ką? Nerealu tikrai yra. Klausyk, kalbant apie Utmą, kadangi jinai artėja, tavo draugas Vytas Krosas visgi atėjo į Utmą. Jo, nerealu, labai ilgai kalbinom. Sunku buvo? Tikrai sunku buvo, jo, nes vis tiek jisai čia, galvoja, ką čia ta, nes vis tiek, žinai, visi klubai, tos kiaukiai, visos imperijos, kaip savo monopolijos, buvo labai paveikti, žinai, jis, tipo, nu, žinai, vis tiek Simonaitis pasako visiems klubam, kad, tipo, jeigu perėsit į UTMA, tai viskas, tipo, užsidaro vartai, į kiaukiai ir, nu, tipo, žinai, labai labai blogai, nes, tipo, visi nori tų kovų turėti, visi klubai, žinai, ir jeigu, pavyzdžiui, klubas negauna, va, pavyzdžiui, Vitas nori kovoti UTMA, bet tada užsidaro Fighter House į kiaukiai ir tada, žinai, Vitas gauna spaudimą iš trenerių ir toks, nu, žinai, vėl tokie psichologiniai smurtai, žinai. Ir ką žinau, bet visi, nu, daug kas netikėjo, nes labai daug tų buvo kovos menų turnyrų atsidariusių ir visi, nu, 1-2 turnyrai ir numirdavo, žinai. Ir čia dabar jau žiūri, kad, nu... Na, tas faktas, bet, na, aišku, ir produkcijos lygis pas nieką nebuvo niekur arti to, ką daro UTMA. Nekalbu apie Blade'ą, kas, nu, aš jau daug kartų savo nuomonę reiškiau. Tikrai labai aukštai. Produkcijos lygis aukštas, bet produktas visiškai neįdomus statistiniam klaipėdiečiui arba statistiniam kauniečiui. Nu, sorry, ne. Klaipėdoje, aišku, jie pasistumėjo ir jie paklausė mūsų patarimų. Mes su Vaidu turėjom podcastą, kokius 4 savaitės prieš tai. Martyno Daniaus nebuvo, pasakom, kad jiem reikia Martyno Daniaus, jie visgi paėmė. Tai turėtų paklausyti. Ne, nu, tu darai turnyrą Klaipėdoje, kaip tu Martyno nepaimsi. Taip, faktas, numlema reikia. Nu, vis tiek turi būti kažkoks toks sąryšys, žinai, su žmogum, žinai, aš irgi matau ir irgi visiems sakau, o, žiūrėkit, matėt jūs Blade Fights turnyras, tipo, čia kaip jie tą reklamą daro, nu, tipo, visur akrė, kur einu, aš bėgiodamas matau, sako, kiti žmonės, žinai, net nepastebi tų reklamų, nes jie neasocijuoja savo gyvenime per daug su koviniu sportu, žinai. Jie tų reklamų nepastebi. Plus, nu, Blade parašyta, žmogui galvoja, galbūt Wesley Snipesas grįžta į filmą savo rolę. Nu, ta prasme yra asociacijos kitos. Netgi dabar turbūt įmetus Blade Fights į YouTube, tu nerasi Blade Fights, o pirmose 2 puslapiuose rasi ištraukas iš Blade'o filmo kovų akimirkų. Ai, nu, geras, iš tikrųjų. Nes, nu, suprantu, viskas tvarkoja, bet tai didelis blockbusteris buvo savo laiku. Jo, tiesa. Tai klausyk, prieš ką Vytas kovojo šį kartą? Prieš Kalasiūną tokį. Irgi vienas iš jaunųjų, ne, kovotojų. Jis yra jau kovojęs UTMA. Jis buvo kovojęs dar žiūrėjau gyvai, prieš Naujoką. Žiauriai gerą kovą parodė. Ir kaip? Ir pirmam raundė ten vos nenuėmė jo, ten su alkūnėm jam prakirto ten visur. Bet parodė charakterį, žinai, ir Naujokas biški pasėdo ant ištvermės
Ir tada... Ir jis laimėjo prieš Naujoką? Jo, taškais. Naujokas fiziškai labai stiprus, iš jaunimo vienas fiziškai stipriausių kickboksininkų šiuo metu. Tai Kalšūnas turbūt labai, nesu jo matęs, bet jeigu jis Naujoką sugebėjo veikti, tai Vytas bus rimta ko, bet klausyk, Vytas nelengvesnis svorio? Ne, to paties. To paties? Jo. Taip, palauk, jis dabar 70, už 70 kovoja Vytas, ar už 60? Šiam 5, man atrodo, bet šita kova šiam 7, man atrodo, ar šiam 5 kažkas tokio. Aha. Bet jo, bet manau... Tai nusimato labai rimta kova šitoje vietoje. Jo, šita gera, labai gera. O Muay-Thai ar kiek? Muay-Thai. Bet Vytas labai patobulėjęs ant klinčio, tenais tų kovų Muay-Thai prasivedęs, o Kalasiūnas tai jisai neblogai kaip tą. Tenais turėjęs gerų užsienį sportavęs, kur ten Norvegijoje ar kažkur irgi gerai, sakė, ten jam sekėsi. Ir šiaip, man iš tų kovų, bet vis tiek aš laikau, kad Vytas favoritas šios kovos, nes ir klinčuojasi, ir tą tokį fight, ir tiek kovų prasivedęs boksė, tiek, šiek tiek sustatiškės dabar, bet Muay-Thai kovoje reikia būti statišku, žinai. Na taip. Praeito turnyro metu, palauk, Vytas kažkas, atsimeni tą akimirką, toks jausmas, kad kažkas rėkia iš salės. Tai prasme, kažkas rėkia iš salės, nesuprasi kas. Vedėjas, gerai, ateik ir ateina Martynas Jasiūnas. Iš karto pasidėjau. Pirmoje vietoje pradžioje buvo sunku supras, kas čia, bet iš tiesų potencialiai, kokia kova būtų. Žiauriai įdomu. Bet klausyko, Martynas nėra sunkesnis truputėlį. Jis padarytų 70. Aš kiek girdėjęs esu, kad 7-7 vaikštų iki 7 metą ir šiam 5, šiam 7, kad padarytų Martynas, aš nežinau, bet būtų įdomu ir va... Kokį galima sutarti, kažką per vidurį, 68. Kažką va su Vytu irgi šnekėjau, sako, man būtų pačiam įdomu, žinai, pasitikrinti vis tiek. Tai ir žiauriai, va tikrai labai būtų ir mane gal vienas momentas nustebino, aš Martyną, kai matau, slagis, man atrodo labai aukštas, bet šalia Vyto atsistojęs nebuvo, kad labai smarkiai aukštesnis ūgio. Iš tikrųjų, man irgi Martynas visada galvoju, ten galbūt prieš žemesnius, kad yra kovoja, žinai, normaliai. Bet šiaip man Martynas kaip juda irgi labai, labai graži technika. Tai man jie abudu tokie. Muy Femur. Tai va, jeigu abu laimi sekančias kovas. Kaip norėčiau pamatyti. Didelė kova. Ir didelė galimybė Martyno iš tiesų. Martynas labai geras kovotojas, bet labai nepakankamai žinomas pagal savo kovotojo lygį. Aš pats labai jau senai žiūrėdavau į jo tos highlightus, jo tikrai įkvepianti, ten yra 10 minučių YouTube ir tikrai žiūri įdomu būtų pamatyti. Dievas duos, mes pamatysime tą kovą sekančią. Sekančią jutmai. Klausai, kitas momentas, kita kova, tavo buvęs treneris grįžta. Nerealu. Kaip tai susisuko, kad tai įvyko? Aš jo klausiau dar kaip tik, tai sakė, kad jam vis skaudėdavo galvą, arba ten būdavo, žinai, nuo sparingavimuose ir dėl to negalėdavo kovoti jisai, bet jis labai daug rolindavo. Tada, perėjo visą savo koncentraciją į jiu-jitsu ir žiauriai gerai jam sekasi. Ir matau ir visada ant pirmų, ant antrų vietų ten jiu-jitsu čempionatuose. Ir dabar jisai pradėjo, sakė, treniruoti, sako, pradėjau kaklą stipriau ir sako, žiūriu, kad, jau nebe taip, man nebe užsideda tas rūkas, žinai. Nes prasileido stipriau ir sako, kodėl nepabandžius. Ir dabar toks, atsirado... Varžovas pasikeitė šiandien, teisingai? Nes tas Leisans susitraumavo lyg ar kažkas tokio. Liūdna. Kas dabar buvęs Belatoro kovotojas laukia? Jo. Aš nelabai žinau, bet šiek tiek žiūrėjau jo Instagramo profilį, tai man atrodė toks legit. Eina savo, dar jeigu jiu-jitsu juodas diržas. Stipru. Aš manau, kad atvirai nėra tokio, visi įsivaizduoja, kad juodas diržas prieš rudą diržą turi būtinai laimėti. Matome X milijonus pavyzdžių, kaip UFC mėlyni diržai su imtynių pagrindu ar fiziškai stipresni užlaužia juodus. Kai atsiranda smūgiai, tos partijai imtynės pasikeičia. Jos tiesiog pasikeičia, jos netampa tokios, kokios grinai. Ir vėlgi, negalim žiūrėti diržas diržui. Tai labai subjektyvus dalykas. Kas davė, kaip, ką, kur. Taip. Tai aš manau, kad Matui geras sugrįžimas turėtų būti. Ką mes dar turime sąraše? UTMA.
Turime, manau, dar turime pačią, kurios neįmanoma neaptart, tai Dirkstys prieš Narauską. Dirkstys prieš Narauską. Kas manai, tavo nuomonė? Aš manau, kad jeigu Dirkstys taškuos, taip labai taktiškai bėgios, gali ištempti, jeigu labai statinis bus Mindaugas, bet jeigu Mindaugas tvarkingai gerą taktiką su geru spaudimu, tai gali net anksčiau laiko Narauskas. Tai manau, bet su visais, kaip pabendrauja, ir du braižai. Arba Narauskas anksčiau laiko, arba Dirkstys sprendimo. Didžioji dauguma. Ūgio skirtumas yra, rankų ilgio skirtumas yra. Ir dar jų tas, kad Narauskas daugiausiai 7 kovoja, žinai, visą gyvenimą skaityti, o tas už didesnį svorį, tai tas dar, pavyzdžiui, Vito klausiant, tai Vitas taip sako, tipo, bet Narauskas sako, už tokį svorį nėra kovoja, žinai, bet sakau. Ir tai jūsis vėlesnėse raunduose ypatingai. Ypatingai visose stumdymuose padidėse, kai kitu esi sunkesnis, masyvesnis, tau yra lengviau, tu netiek jėgų. Ar tai apsikabinimuose, žinai, jeigu sugalvo, žinai, bamam apsikabinus. O taisyklės muay thai ar kickboksas? Štai kovai, kickboksas turbūt. Kickboksas. Jo, įdomus momentas, bet man kiek Narauskas sveria šiai dienai. Aš buvau klausęs. Kova 77, teisingai. Man rodos, nepasidarytų Dirkstys. Įdomu, labai įdomu. Ar 80? Apie 8, man atrodo. Kaip palauk, ten 81 gal svaru kategorija, ne? Kažkas tokio, man rodos, nes aš šnekėjau su Narauskas, tai sako, jam, aš sako, normaliai valgo, man 77, 75, sako, vaikštų, nes toks ryškus tų raumenų yra, žinai, visas aštrus, greitas. Nes turiu Dirkstys palei 90, aš suvačiu. Jo. Jo ūgis, jis praktiškai 2 metrų turi be kelių centimetrų. Jo, 1,9 m kažkiek. Tikrai aukštas labai. Tai bus, ko gero, ir aukščiausias varžovas. Aš galvoju, ar tai nebus aukščiausias varžovas, prieš kokį Narauskui teko kovoti. Esu matęs kažkur internete, šiaip man iš Muay Thai federacijos užsienio ten tos išmetę buvo, kad su kažkokiu aukštesniu tenais klinčiavosi Narauskas, bet nežinau, ar ant tiek aukštesniu, žinai. Tai tas plus klinčio čia nėra. Klinčio čia nėra. Ne, be abejo, labai, labai įdomi kova laukia. Arba anksčiau laiko Narauskas, aš taip paprasta bražyti. Tiesa, negalim nupaišyti Dirkščiais, irgi turi smūgius, su kuriais gali baigti anksčiau laiko. Turi ir protingai, tikrai jis išsianalizuoja priešininkus, tikrai ir prie jo parametrų, prie ūgio jis labai judrus kovotojas, labai atstumą gerai jaučia. Tas man ir labai patinka Dirkstys, kuo mane labai žavė, tai savo tuo ant kojų judėjimu, žinai. Nes labai 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 svarbus dalykas, pavyzdžiui. Mes su Vitu dabar žiūrim One Friday Fights ir kaip, pavyzdžiui, būna koks nors tenais to stiliuko, kur ant kojų daug juda prieš kokį statinį taicą, tai mes jau 100% galvojam, kad tas laimės ir dažniausiai 9% pasitvirtina. Ir priklauso kokios taisyklės. Ar tai Muay Thai, ir ką vieno. Tai tas, manau, labiausiai, kas Dirkstys labiausiai ir traukia ir kad daro tokiu, koks jis yra, žinai, tame svorėje, kad ant tų kojičių tas judėjimas. Tai, pavyzdžiui, prieš tą Leisans, kai kovojo, tengi visai belekai galingas Leisansas, bet Dirkščio tas ištampimas ant kojičių, visiškai sunaikino. O kas dar laukia? Jaunimo Muay Thai kovos, teisingai, ir kažką toks jausmas, kad mes praleidžiam. Tikrai man irgi toks jausmas, bet reiktų pasižiūrėti, bet tikrai kažkas... Naujokas nekovoja? Kovoja. Naujokas prieš tą, kur... Naujokas, tiksliai. Naujokas prieš tą, kuris kovoja prieš Gerbę. Ir... Prieš ką jis kovoja? Prieš Gerbę, bet ne užsienietį kažkokį. Ne, prieš Lietuvį. Lietuvį? Lietuvis ir jis laimėjo prieš Gerbę? Jo. Kas? Toks jaunas, irgi kietas. Ai, turbūt vyrukas bus iš Kelmės, jeigu aš neklystu, ne? Bet vienintelis variantas, kuris mano galvoja. Averlingis? Neisai? Jeigu neklystu... Averlingis, jo. Averlingis, taip. Aš kažkada komentavau jo kovą
Šiauliuose turbūt, ne, Klaipėdoje jo kova buvo, aš komentavau jo kovą. Labai stiprius spyrius ir greitus turi, labai lygius keičia greitai. Laukikas aukštas, laukikas pilvas. Tik va įdomu, ar Brižinskas šitam kovoja ar ne? Ne, liktais nemačiau Brižinsko. Nes jeigu man Brižinskas ir žiauriai patinka. Nerealiai. Vienas momentas su juo, jis šiek tiek žemesnio ūgio ir jam problematiška prieš tuos turbūt aukštus gerus spardytojus gali būti. Bet tas gali būti problematiškiausia. Ir turbūt automatiškai jam tenka... Tipus, kur muša. Taip, ir jam tenka kilti svorio kategoriją aukštyn, kuris turbūt... Jis turbūt kovojo 67 pasnės kovos. O turbūt turėtų 63 jo kategoriją būti greičiausiai. Nu, kad jis ten iš vis max performintų, manau, jo, šiam 3. Dovydas Levickis prieš jį. Ai, tu kiek aš laiko laukiu iš tos kovos. Duokit šitą kovą. Nerealiai, aš irgi Viktorui rašau, davai, reikia, mums šitos kovos reikia. Ir kur Dovydas Levickis kažkur dingo, jis dalyvavo pas jūs ir... Dabar, kiek girdėjau, aš buvau dar sutikęs jis paringuose ir buvau ten kažką lyklausęs, tai dabar jis koncentruojasi, nori tų patirties, žinai, susirinkti, nes tikrai jis labai netakysi augantį, žinai. Ir tikrai žaviuosi ir jo tą techniką ir visko, ir labai taip techniškai gražiai eiktų, nu, kaip iš vadovėlio atrodo tiks. Ir dabar mačiau, kad ruošiasi pasaulio čempionatui, kažkas tokio. Kieno? Muay Thai? Ifmos Muay Thai. Gali būt. Visi mėgėjų čempionatai būna. Jo, tai va. Tai va, ten gal pasaulio net čempionatas, tai žinai, galbūt tapo esimis ir tada ir ten kažką lyg socialinėje erdvėje mačiau, kad tipo Levickis su tuo darbiški, su Brižinsku, šiek tiek kažką vienas kitam. Bet tai bus gera kova. Kai tai nutiks, tai bus gera kova. Tu neįsivaizduoji, kaip aš jos noriu. Aš visą per pirmą tą turnyrą, aš jau labai senai mačiau. Jie buvo ketvirtukė, ne? Jie turėjo kovot, bet palauk, Dovydui kažkokios medicinės problemos buvo. Dovydui kažkas su sveikata ten atsitiko. Na, mes tai pamatysim. Ir Martyno grįžimas. Martyno grįžimas. Martynas Jasiūnas prieš gerą užsienietį, ten kiek girdėjau, ten tikrai geras. Ir Martyno ilgai nematėm kovojant. Aš jau senai mėgėjausi, kad mačiau, kad jis dalyvavo, bet profesionaluose jau senai nemačiau jo. Senai. Kokį įdomus amžiaus? Jis vyresnis už tai turbūt. Pagal mane tai 28 turėtų būti. Jau 28. Aš taip galvoju, bet tiksliai nežinau. Aš tiesiog atsimenu, kai vaikai ir man taip keista, kad jau 28 metai. Geras. Nu jo, šiaip iš tų stiprus kovų sąrašas, a? Labai patinka. Eikt. Kosmosas. Ir žmonių susidomėjimas, bet kur nueintų. Lapkričio 10, nu ten apie eikt, fainai, tai žinai. Ir jau tas jų tėmė atpažįstamas jau vardas ir nu tai visi atsiliepia pagrindė, kad gerai, nužiau. Aš vieną klausimėlį šito vietų turiu. Jo. Kada Žalgirio arena? Geras klausimas. Nes jau kaip suprantu, jau ir praeitas renginys buvo soldautas ir šitas panašu, kad bus soldautas. Jau dabar čia jau atsidarnėjo papildomų vietų. Tai tikrai jau po truputį kvepia link arenos. Manau, dar porą tokių renginukų stiprių, kur žmonės džiaugtųsi ir tikrai rekomenduotų kitiems. Ir tada tikrai būtų galima, manau, po biškį. Keletas didesnių kovų. Nu, va. Tikrai būtų fain. Ultimate daro kovas ir Muay Thai, ir kickbox, ir MMA vieną kitą kovą įtrepia. Ar negalvojate, nežinau, geresnį kauno boksininką pastatyti kada? Nes Stanionis taip šmėžuoja su renginiuose pastoja. Buvo minčių, aš girdėjau, kad tipo Viktoras ir Eimantą kalbino ir sako, jeigu ten viskas gerai, jeigu ten taip, jeigu pagal viską, kad tikrai yra įmanoma, žinai, bet va, jeigu Eimantas kovotų, tai tikrai sakė, Žalgirio arena 100%. Ir ten padėtų ir viską, aš ten jau esu girdėjęs kaip ir kalba ir kaip žmonės, aš visą galvodavau, žinai, Eimantas, nu, tai socialinėje erdvėje ten daug nežino dar kažką, bet iš tikro, kokio stiprumo ten vardas, o kokiom ten įmonėm, kokie žmonės ten aplinkui tiesiog įspūdinga. Pasaulio bokso čempionas. Nu jo. Profesionalų versija. Ko norėt. Viena yra socialinių tinklų sklaida, kita yra prestižas, kuris kartu ateina su tuo. Iš tiesų, Eimantą būtų be galo įdomu pamatyti, jo labiau atrodo sąlygos dėliojasi taip, kad galėtume pamatyti ne iš gerosios pusės iš to, kad jam truputėlį sunkiai tos kovos užsienio organizuojasi.
Labai nervuoja kažkoks, nežinau, tiek kartų, kad nusišauktų kovos ir tai įsivaizduoju kaip psichologiškai visaip, tai ir jau pasiruošimai visai kitokios stavkės ir visas. Eiktų biškai, kaip papasakodavo Viktoras, tai eina savo. Aš iš tiesų, ką be galo norėčiau pamatyti. Aš asmeniškai, kuris mėgsta boksą, norėčiau pamatyti Algirdą Baniulį. Labiau tokiam profesionalesnėm taisyklėm, jo labiau dabar, kad mėgėjai leidžia kovoti. Jis leidžia? Mėgėjam leidžia kovoti profesionalus ir grįžti. Iki kažkiek, ar nežinau tiksliai iki kažkiek bet man atrodo, kad leidžia ir profesionalam dabar dalyvauti. Tai kad nelabai profesionalai nori atgal grįžti į mėgėjus. Bet iš esmės tai yra, turbūt geriausias Lietuvos sunkiasvoris boksininkas, kurį mes turime dabar paskutiniu metu. Stipriai mušantis. 100%. Didelis. Atrodo gerai muša ir tipo asmenybė gera. Ir jis plaugas, aš jį mačiau Utmoj praeitoj, kaip žiūrovo, man atrodo. Tai Seimanto draugas geras. Tai dažnai sutinku Seimanto vaikštas. Tai pažiūrėkit, šitą vyruką reikia kažkaip tai užkalbinti. Būtų be galo įdomu matyti. Mes, nežinau, ar mes turėjome bendrai Lietuvoje kovojantį profesionalų sunkiasvorį kickboksininką. Boksininką tiksliau. Ar buvo? Nepamenu, žinau. Taip, mėgėjose mes turėjom boksininkus. Man Orimdi, kad nekovojo bokso taisyklėm. Jis gal ir kovojo bokso taisyklėm, bet jis kickboksininkas. Jo, tiesa, kad jau pro tokį, visiškai tą tokį tikrą boksininką būtų kietą. Bet va, aš tai dar labiau, dabar pagalvojus. Aš juokauju tą, žiauriai norėčiau Petrauskas su Stanioniu dar vieną kovą. Šiuo metu, tai būtų irgi žiauriai man kiek. Šiaip Petrauskas šiaip sąlyginai yra neblogoj fiziniai formai. Šiaip kiek aš matau jo socialinius tinklus, jis atrodo gerai. Taip, visada sportuoja. Tik tas momentas, Stanionis atrodo kaip ola šiuo metu. Kaip olos gabalas išgraviruotas. Jis taip atrodo. Tai prasme, su jo sudėjimu, manau, teko matyti, kaip jis dirba ant maišo. Aš buvau tuose pačiuose pareigose ir mačiau, kad žinai Stanionis toks didis, aštrus, ir žiūriu, ateina jo, su kuo jam sparinguotis, 3 kartus didesnė arba 2 kartus didesnė, ir jis juos, toks, žinai, atrodo kaip iš filmo Charakteris, žinai, nerealus iš tikrųjų. Ne, tos rankos, atrodo, kad jis yra ir sudėjimas tas, ir kai rankos pradeda lėkti tą maišą, tas greitis ir ta smūgio jėga į tą vieną tašką koncentruotą. Pečiai tie, kojų darbas. Kosmosas, tikrai, nerealu, bet važinai, tas ir yra, žinai, kad žmogus 100% ir susikoncentravęs į vieną, nelaksto ten filmuotis, tai tą, ir jis toks introvertiškas, bet į vieną tašką, žinai, ir tipo, ir va tada ir matosi ir visi rezultatai ir viskas, žinai, kad ne ten, ne versauja, ne tą dar, o va susikoncentravęs ir siekia savo tikslų, va kad ir, pavyzdžiui, dabar atsišaukinėja, bet vis tiek ateis laikas ir jis dar savo tiek įrodys, aš manau, kad jis tų čempionų dažų ne vieną dar užsikabins ant savęs. Pačios stipriausios, įdomiausios kovos. Vat jau laukiu netrukus. Jau netrukus. Patys rimčiausi varžovai, kiti čempionai, kiti reitingų. Turmanas girdėjau turėjo būti, ne? Ortizas turėjo būti paskutinis, ne? Ar ne Ortizas turėjo būti? Jau po to, ar dar čia nepaskelbtų. Nes turėjo čia jam dar vieną kovą būti ir žodžiu. Ten, kiek girdėjau, kad Floydui nerado priešininko ir atsišūkė visas turnyras, įsivaizduok. Buvo jau sustatę kardą ir pasakė, kad įsivaizduok kaip liūdna. Nes tikrai, wow, įspūdingos formos, viską, ten kaip papasakoja, kaip ten ruošiasi, kaip viską, tai tiesiog, wow, tiesiog pagarba didžiausia. Klausyk, Dovydai, jūs su Vytu reklamuojat vis kažkokį tokį ten kvepaliuką. Kas tai tokio? Pasakok žiūrovam. Kas tai? Ten toksai iš Tailando. Vytas atrado Thai Sniff. Toksai budeliukas 15 skirtingų žolelių. Atsisukai, žinai, labai fainam tokiam plastikiniam žaliame įdėta. Ir įkvėpi ir toks eukaliptų kvapas raminantis. Tiesiog žiauriai patinka, nes jis tokio duoda greito tokio impulso. Geras kvapas ir
atsigauni iš karto kažkaip. Pavyzdžiui, prieš miegą ramiai turi, labai priklauso nuo kaip tu įkvepi, žinai, jeigu labai giliai, ten, pavyzdžiui, ryte kokius 15 įkvėpimų su užlaikymu, tai taip, visą veidą nušaldo, žinai, o jeigu ten ramiai prieš miegą, tai net tokį ramina šiek tiek. Tai toksai labai laimingi ir žmonės labai džiaugiasi, ten sakė, nuo alergijų, kai kuriem padeda, žinai, kai būna pavasarį. Jo, pavasarį, kai būna tas žiedadulkių žmonės ir pavostanų žmonės, kad tą labai daug atsiliepimų gerų, žinai. Okay. Blogos, Klausai, dar vieną temą, apie kurią norėjau su tavim pašnekėti. Paskutiniu metu tu per daug klubų praėjai Kaune. Den Ralphas, Fighter House. Atsidūrė labai netikėtai Titane, aš buvau šokiruotas ir turbūt dauguma. Spėjo labiausiai titaniečiai visi buvo šokiruoti. Ypatingai Poltoražinskų turėjo būti šokas tave pamačius salėje. Ten Viktoras, no? Ir galų gale tu atsidūrė pas Tadą Rimkevičių. Jau dirbat kiek laiko kartu su Tadu? Jau manau apie metus, kažkas tokio. Ir jeigu nepaslaptis, kaip be atskleidžiant kažkokių detalių, kaip atrodo jūsų standartinė pasiruošimo savaitė? Tai labai man patinka pas Tadą, kad jis toksai nėra toksai, kad labai pareigojantis ar kažkokius vertins, labai pas jį yra tas toksai tokia ramybė ir jisai priema tokį, koks tu, žinai, esi ir stengiasi tave kaip tik nuraminti, žinai, ir sako, tipo, viskas gerai, kad ir kaip pasibaigs kova, nes, tipo, man labai patiko jo žodžiai, kad, tipo, aš, sako, nenusivilsiu, jeigu jūs, kad ir kiek pralaimėjimų ten padarysit, ar kokių klaidų padarysiu, aš, sako, nusivilsiu jumis, taip visiems, jeigu jūsų nepamatysiu, žinai, po varžybų ten, pavyzdžiui, po savaitės salėje, žinai, kad jūs palūšit prieš save ir, tipo, mesit šitą, tai sako, aš tada jumis nusivilsiu ir, tipo, čia jūsų pasirinkimas ir taip toliau. Bet jeigu jūs toliau sportuojat, man, tipo, viduj džiaugsmas ir varom toliau, važiuojam, viską. Ir tas toksai man labai patinka, kad nėra tokio spaudimo ir ten tų visokių nesąmonių, žinai, toks, tikrai atrodo, kad tu ir toj salėje, ir ten ir džiudžitsu vyksta ir labai šiltai, pavyzdžiui, tas, kur toks yra Rokas, džiudžitsu treneris, ten, leidžia ir treniruotės man ves, nors pažįsta nei ką, sako, prašom, ves, viskas gerai, kur aš ten seniau, ten labai yra pas tuos kovos menų trenerius, labai tas susireikšmimas didelis, žinai, tenais kažkas nepalieka, ten seniau, ten manęs rėkdavo, jeigu koks klientas pulikdavo tualete šviesą, ten kitose klubus dar kažką, žinai, ir toksai visą laiką nesaugumo, o čia, jo, prašom, imk, rakti čia, jo, pravestų treniruočių, viskas gerai, ačiū, toks, žinai, tipo, toks įeini ir nėra jokio spaudimo, jokio toks jautiesi, žinai, nedaiktas kažkoks, o kad, tipo, vos ne šeimos narys, nors atrodo, nes neilgai mes ten kartu esam tam klube, bet, toks, žinai, labai faini tokie draugiški santykiai, žinai, ir tipo niekas nesmerkia, tikrai labai gėda man pačiam, kad būna dažnai treniruotės vėluoju, bet jau manęs nepyksta, ką jau čia sako, su ten daryti, žinai. Ir toks, vėluoju dažnai. Jo, vėlai, bet stengiuosi nevėluoti, bet, žinai, toksai, žinai, kad tokį, žinai, nusišypso, viską ten būna apsėdęs, ateina į treniruotę, pakentiesi, sako, žinai, ir toks, ne tai, kad sakytum, aš šūdo gabalas Dovydai ir dar kažką. Aš pats suprantu, žinai, ką aš blogo padariau. Dovydai, man natūraliai tiesiog kyla klausimas. Tadas yra MMA treneris ir pasidauguma MMA kovotojų salėje. Kas yra tavo pagrindiniai, vis tiek tu dalyvauji kickboksui, kas yra tavo pagrindiniai sparingo partneriai? Tu juos pasikviečiat? Tai šiaip aš dabar, šiam, pavyzdžiui, pasiruošimą, tai važinėjau į Vilnių kiekvieną trečiadienį pas pačią pasisparinguot. Ten irgi muitais tai pagrindinė, bet vis tiek labai fainai. Su Vytu, manau, Vytas irgi gali užsukti pas tave. Jo, gali visada. Ir su Vytu kartu mes lėkiam ir į Vilnių trečiadieniais, tada penktadieniais pas Mitku į tą Fighters Factory. Ir tikrai yra tenai su ko pasiboksuoti, o treniruotėse pas save, tai dažniausiai atidirbinėjom visokius dalykus ir yra šiaip tokių, važinai, mėgėjose Vanatas, toks Tupak. Šitas vaikas geras. Jo, žiauriai techniškas. Ar jis nelaimėjo prizinės vietos Vakų čempionate? Laimėjo, man atrodo. Pirmą vietą netgi. Nesenai. Ir dar Buškus iš MMA yra. Fainas jo padirbėjo toks Gytis ir dar ten yra tokių, kur
žinai, kur būna, va, pavyzdžiui, kai aš pats pirmą kartą atėjau, galvoju, nu, ką čia, nu, nėra ten tų, kur tipo pro kovoja, dar kažką, žinai, bet iš tikrųjų yra tos, jis taip gerai pramokinęs tos, kur mėgiuosi arba dėl savęs, kad iš tikrųjų yra ką veikti, žinai. Ir jeigu aš ant tų emocijų pradedu persimušnė, tai vienas su kitu persimušnėm ir tipo trefkės gale, žiūriu, kad, nu, tipo vos ne žiūrint iš šono, atrodytų, kad mes lygiai to paties lygiai ir mes kartu, žinai. Treniruočių sparingai nėra varžybos. Ir jos neturi būti. Taip, faktas, bet žinai, kas yra. Aš labai save pagavau, kad jeigu aš ant emocijų, yra toks vienas, žinai, bičiukas, kur tikrai, žinai, nu, labai daug jam reiktų ir ant, nu, žinai, toks, nu, kur visai atrodo kaip naujokas kartais. Ir aš su juo, tipo, einu, jis ten man stiprius pataiko, aš, nu, supykstu, bandau aš jį, tipo, nu, žinai, čia nėra gerai, bet, tipo, mes aštriai dirbdom ir, nu, tipo, trungaus ir treneris, nereik, taip, nereik, žinai. Bet dabar, kai pradėjau visiškai ramus viduj būt, pradėjau jį ištampinėti, tai protingai, žinai, taškuojant, dirbant visais aukštais ir tada jis man nieko visai nepadaro. Ir va čia ir yra tas profesionalumas, kad aš galiu atidirbinėti, keisti tuos angles, jaust, ištraukt, paliest, tik, ir va tada aš jaučiuosi, kad aš tikrai va tobulėjau kažkokios va kombinacijas, kur ką tik dirbom atidirbt, o ne tai, kad durnai eiti, daužytis, oi, pataikiau jam žiaurų, oi, čia per koją pakritau, arba jis man čia pataikė, vos net sėdau, žinai, ir nu toks atsiranda tas pagaliau, kad supratimas, kur iš tikro ta kovos menų, tas visas, tipo, pagrindas ir visa ta šerdis, žinai, kad, tipo, toje ramybė, toje su savim kovoji. Ką reiškia ta kova, žinai, su savim, žinai? Ai, čia visi, ai, čia su savim kova, kova prieš save. Bet iš tikrųjų čia ir yra tas, kad tu prasileidai, gerai, dėl ko prasileidai? Dėl to, kad nepasukau galvos. Va ten, pavyzdžiui, prieš Misiūną kovoju. Kodėl pralaimėjau, nes, nu, belikė kartų džabų, valgydavau džabus ir man tuo metu atrodė kietai, nes aš jo mačiau akis, kad jis daužo man tą galvą ir jam pačiam matau psichologiškai lūžta, nes jis, blema, daužo, aš tiesiog einu į priekį, ten nedamuša, žinai, ir jau matau, kad jis jau nebenojasi, galvoju, blema, kaip maišą, kokį, žinai, tipo, ne tai, kad lankstyčiau, išeičiau iš šoną, permušinėčiau, bet susirinkinėjau ir man atrodo kietai, nes aš kažkada, va, į pasąmonę man įsirašė, prisižiūrėjęs Šaolino kažkokio, kur Muitai kovojo, kad su ta galva belekiek surinkinėja ir esu matęs tą kovą. Tai man atrodo baisiai kietai, bet tik po to. Manau, kad bet kuris neurologas tam nesutiktų. Ir aš dabar nebesutinku. Daug kiečiau man yra kaip ten, pavyzdžiui, Kanelovas. Išnernėja, žinai, ir dabar va, aš tipo pradedu susidėlioti savo taškus, kad, nu, kaip iš tikrųjų yra, kaip, ir, pavyzdžiui, niekada nežiūrėdavau į kovos iš teisėjų akių, žinai, nu, tipo, bam, ir Mienzo gauna 10 džabų, ir ten kokį pataiko vieną dešinį stiprų, taip, nu, tipo, jau 10 džabų daugiau nei vienas dešinys stiprus, žinai, ir tada jau pradedi per tuos pralaimėjimus, per sunkius laikotarpius, per viską. Jeigu, nu, esi ne pats protingiausias, tai tavo gyvenimas taip ir parodo, žinai, per sunkius laikotarpius, sako, žiūrėk, kaip tas, kaip ką, žinai, nu, taip, manau, kad... Gerai, Dovydai, laikas po truputėlį bėga, tu suteik žiūrovom trumpą informaciją, kaip įsigyti bilietus, jeigu jų dar yra, kada renginys, nuo kelintos valandos. KKVLT yra bilietų dar kažkiek likusių ir tiesioginės transliacijas galima pas mane bio arba per UTMA Instagramą bio nusipirkti, arba mano stories žiūrėkit ir visada aš juos prominsiu šią savaitę tikrai. Ir ateikit manęs palaikyti, ateikit kitų kovotojų palaikyti ir tikrai bus žiauriai geras renginukas ir lauksiu jūsų visų. Iki. Ačiū labai už pakvietimą, labai smagiai susikalbėjo. Man irgi. Iki. Iki.